Jūs mokat kempinį? Ne. Aš irgi siunčiu. Tai gerai, na tada jeigu, pavyzdžiui, galėtumėt rinktis bet ką pusryčiams, ką norėtumėt? Picos. Nu, ir? Atrodo prastokai, bet ne viskas prarasta. Ką galim padaryti? Nu, tu neturi daug laiko. Kiek? 6 mėnesius, per kuriuos tu gali surinkti visą sumą ir nusipirkti. Ir viskas bus tavo. Arba tiesiog susitarti su juo dėl nuomos. Kažkaip. Susitarti su juo dėl nuomos. Jis man nekelia ragavimą, Gabrielė. Aš neturiu kaip susitarti su juo dėl nuomos, apskritai kaip su juo susisiekti. Tai... O... Tu ta advokatė? O jūs tas brokeris? Jūs, taip. Geras. Tai aš dabar man čia kaip ir viskas aiškiau. Jūs pažįstame? Tiesiog... Mes dabar, tiesiog dabar pažindėme šią sekundę. Labai malonu. Man irgi. Nori burgerio? Nenori? Nori? Nu, nes aš turiu, žinau, dar. Tai ko čia? Žiūrėk. Nes matau, kad kažkaip tau nesieina su ta pica. Na. Ką veiksim? O ką jūs veikiat, pavyzdžiui, su tėčiu sekmadieniais? Valgom ledus. Nu, gerai. Man tinka. O jūs iš tikrųjų taip su tėčiu kiekvieną sekmadienį leidžiat laiką? Ar man meluojat? Meluojat? Matau kabliukus akyse. Paskui visai okei. Okay. Visai okei. Duok ir man paspringsi kiekvienas dieve. Eina. Gerai, aš jį turbūt keisiu. Viso. O tai gal pas mane pratęsimas? Gal ne šiandien? O kodėl? Čia gal tos fotografas? Ta prasme. Na, aš gi matau, kad tarp jūsų kažkas vyksta. Nieko tarp mūsų nevyksta. Nu, Gabrytė, aš gi ne aklas. Aš gi matau. Nežinau, apie ką tu kalbi. Nors žinai, gal vis dėlto važiuojam pas mane. Aha, nu tai žiūrėk. Pasikviečiam tavo draugę. Supranti, kad turiu omeny. Aš tu ir jie. Atšviežintume santykius, grįžtume į savo ritmą. Supranti? Praplėstume savo ratą. Sąmonės ribas. Gerai. Pagalvosiu. Gabrytė, o kaip dėl šiandien? Pagalbė tokia. Pagalbė. Ai, pica. Dinozaurą gelbė. Iškanu tau pilvą. Atsigerk biškį. Apsiramink. Nebėra fantas, ane? Nebeturi fantas? Gerai, viskas. Dabar einam visi skaityti knygelį, jau tarėmės. Tai jie skaito? Nu. Tai Čia mane troškino, tai nusipirkau. sau. Nu gerai, daviau jiems. Saldumynais pabakai. Atsiprašau. Ledai.
Kalbėjau su Arnu. Jisai sakė, kad jam visiškai nesvarbu kaip, bet jis nori parduoti studiją. Ką man dabar reikės daryti? Nepergyvenk. Viską rytoj susidėliosim strategiją. Blogiausiu atveju aš nusipirksiu. Ne, taip tai tikrai ne. Kodėl? Nenoriu dar vieno dramatiško išsiskyrimo. Kodėl jis turi būti dramatiškas? Tiesiog noriu apsidrausti. Suprask, Gabrielė, tu... Man tikrai rūpi. Tu man irgi rūpi. Tai klausyk, tai tuomet... Susiskambinam rytoj ryte, nutarsim ką daryti, viskas bus gerai. O tu dabar reik pailsėti, gerai? Gerai, tu irgi. Iki. Turi lėkti, tu grįšiu. Markas, mes jau 100 metų buvom kartu. Myliu jį, aistra. Minusai. Mes visada išsiskiriam. Nepastovus, amžinai kažką suka ir meluoja. Bilas. Pliusai. Gal greit mirs. Turtingas, rūpestingas. Minusai. Nemyliu jo. Nėra jokio ryšio, nepažįstu, viskas per greitai. Išbraukiam. Nėra jokio ryšio, nepažįstu. Čia tavo nauja karalystė. Kaip tai? Sakei, kad nori būti naudingas. Man reikia čia patikimo žmogaus, kad dirbtų. Jūs juokaujat? Aš nemoku daryti kavos.
Aš labai greit mokaus. Išmokstu. Na ir puiku. Mokykis. Čia jums. O pinigų turi? O tai... Gražios dienos. Labas. Aš kaip tik apie tave galvojau. Apie mane tikrai? Nu kaip, ne apie tave, bet apie viską, žinai. Man atrodo, aš truputį perdėjau, ką? Čia Gabrielė, mano advokatė. Čia Paulė. Malonu. Tai aš, jeigu ką, paskui būsiu trasai, jeigu nori prisijungti. Čiau. Kas šitokia buvo? Draugė? Draugė ar draugė? Nežinau. Koks skirtumas? Sveikos, Labas. čia Dalia. Atsimenate, ne gal? Labas. Pasikviečiau kartu papietauti. Nerealiai, ne? O kaip jūs darote, eisim bendrai, užsisakom ar atskirai, po to pasidalinsim? Ir ar yra tarp mūsų vegetarių? Beje, o kaip tu? Kaip su mano vyru? Girdėjau lovo problemos kažkokias, ne? Atsiprašau. Palaukit, atsiprašau, ir aš. Minutėlė, aš paliksiu jūs. Alio. Nu? Aš galvau, tam departamente pas tave nėra problemų. Sakykit, padėkit man atsikratyti, aš nebegaliu. Bėgom. Ne, taigi jinai mano pacientė turkauja. Tiesiog pasakyk, kad jinai jau pasveiko. Ne, neįmanoma. Ar tikrai? Ar tu nori, kad nueitų pas kitą terapeutą ir papasakotų, kaip tu jos nepagydei? Mama mia. Tai kaip visada, Gabrielė. Ji viską turi atsakymus. Tik nelovai. Gerai, ačiū, manau, susitvarkysiu. Daniela, tu jo ką? Man nereikėjo nieko. Gal kavos? Vaišin. Prašau, jūsų kava. Tai viskas išsisprendė? Aha. Na va, o jūs sakėt, kad taip nebūna. Kartais būna. Ir kada? Šiandien ryte. Tai dabar reiškia, kad mes liksim draugės? Ne. Tokia proceso dalis. Bet juk
Labai gaila, norėčiau, kad padarytumėte išimti. Ne, žinokit, tikrai ne. Bet tai ką aš darysiu toliau? Viskas bus gerai, turbūt taip jūs to tikit. Jūs turit visus įrankius, kurių jums reikia. Viskas bus gerai. Ačiū. Jūs man labai padėjot. Gerutis, tu mano gerutis. O, staigmena. Jau tikrai. Vincas sakė, kad galiu tave čia rasti. Aha. Ir kokia proga tu čia nori pajėdinėti? Oi ne, aš nemoku. Nu, priek, Arčėlo, nemoki? Ne. Tai pats laikas išmokti, klausyk. Dabar? Nu, o kadagi daugiau? Gal dabar geriau tiesiog pasikampam. Pasikalbėsim po to. O dabar naudokis progą. Labas. Ką tu čia veiki? Ėjau pro šalį. Galvojau, užeisiu. Nuostabiai atrodai. Gražiai įsikūrus. Dėkui. Čia tau. Kad geriau dirbtųsi. Tai kodėl iš tikrųjų čia atėjai? O ką, negaliu aplankyti savo merginos? Mergina. Nu ar ne tai? Gerai, sakykim. Dar norėjau paklausti, kaip dėl to sumanimo, kur trise? Gerai. Ta prasme, rimtai gerai? Fantastika. Kada? Aš tau pranešiu. Super. Tai aš per daug ir netrukdysiu. Gerai. Ačiū ir mano, ponė. Labas! Tėtis sakė, kad uždirbai rekordinį pelną šiandien. Tikrai? Taip. Oi, sužavėtas. Okay. O